norint būti sveikam, reikia valgyti sveiką ir švarų maistą. Tai žinome visi. Tačiau kur tokio maisto rasti, čia jau kiekvieno apsukrumo ir, patikėkite, iš patirties sakau, ištvermės ir kantrybės klausimas. Augintojas ir valgytojas. Lietuvoje atstumas tarp jų iš tiesų yra labai didelis, kai tuo tarpu daugumoje Europos šalių jis gerokai trumpesnis. Tad ir siužetą paruošėme šią temą, kaip šį atstumą sutrumpinti ir svarbiausia, kaip užsiauginti pasitikėjimą. Ruduo. Turtingas derliumi kaip niekad. Sako, tokios gausos kai kurių daržovių ar grybų rūšių nebuvo dešimtmetį. Kaimuose džiaugiasi augintojai, miestuose valgytojai, tikro maisto pasiilgę. Tik bėda, kad ištiesęs ranką nepaimsi. Tokie turgeliai kaip šis nekasdienis reiškinys didmiestyje. Tad naujos erdvės, kur susitiktų vieni ir kiti, reikalingos kaip niekad. Ingrida Lauciuvienė viena tų žmonių, kurios noras švariais ir sveikais produktais pamaitinti savo gausią šeimyną peraugo į didelę veiklą. Moteriai entuziazmo ir jėgų pakanka viskam. Ir sveikuoliškam vaikų darželiui, ir ekologiškų bei natūralių ūkių produkcijos populiarinimui, ir edukacinėms programoms. Kas nenorėtų savo mažylį parodyti, kaip tikras malūnas ar malūnininkas atrodo, kur karvutės miega ar kaip viščiukai ritasi. Mes tuos ūkininkus tematiškai kiekvieną mėnesį kviesime čia pas mus prie apskrito stalo pasikalbėti, kad jie ir pristatytų ir papasakotų ir kad tas valgytojas galėtų užduoti tą klausimą, kur turbūt kiekviename turguje uždavinėja ir tiem ūkininkam tikrai jau sakė, reikia skūrą užsiauginti, visiems atsakyti, kad čia tikrai yra ar nėra nitratų, kaip auginau, ar tikrai čia nieko nedėjau. Tai bus vienas toks aspektas ir jau šį rugsėjį mes jau planuojam būtent su daržovėmis, kas labiausiai visiems aktualu, matuojamgi visi tuos nitratus ir apskritai kaip čia ta daržovė, ar tikrai sveika ar ne. Tai mes būtent rengsime tuos interviu ir juos čia kviesimės, kad jie papasakotų gyvai. Ir dar bus, aišku, tas toks ekoturizmas, vėlgi visur Europoje jau tas seniai populiaru, tai yra organizuosim tuos važiavimus į ūkius. Ateityje labai būtų smagu, kad važiuotume ne tik į ūkius tuos pasižiūrėti, bet netgi ir padėti jiems tam tikrų darbų nudirbti. Nes tas yra Europoje taip daro ir tikrai į ūkius atvažiuoja tie valgytojai, čia irgi tos asociacijos viena tokia grandis, kad tie valgytojai atvažiuoja, jie pasidaro pramogą, jiem yra išvyka. Ir yra tokia būtent pramoga, atrakcija, ko mes dabar ieškom tų kitokių malonumų, tai ir pabandyti padirbėti, pavyzdžiui, surinkti aviečių derlių. Ateityje planuojama ir labai konkrečiai padėti miestiečiams, norintiems valgyti sveiką ir švarų maistą. Su bendraminčių pagalba Ingrida galvoja žymiai sutrumpinti natūralaus lietuviško obuolio ar duonos kelią iki mūsų stalo. Jo labiau, kad pasaulinė patirtis byloja, jog tai tikrai įmanoma. Ūkininkas ir valgytojai patampa šeima. Valgytojai su ūkininku padaro sutartį, taip pat jie bendrauja betarpiškai ir kada tu esi šeimos narys, ar tu gali apgaudinėti, ar tu gali kažką tai pavesti. Tai yra neįmanoma. Jie užsako, ko nori, ūkininkas jiems užaugina. Ir kaip Prancūzijoje, tai net ir merijos savivaldybės jos pačios sumoka už ūkininko sertifikavimą ekologinio ūkio, kad nebūtų jam kaštų. Įskiria vartotojams sandėlius, įskiria patalpas mieste. Paryžiuje buvom pačiam centre, ten autobusas mūsų ekskursiją atvežėme, 2 bendruomenės iš Ukmergės rajono, sunku privažiuoti. Padaro tokį kiemelį, kaip čia, labai panašiai. Yra iš to 100 ar 200 vartotojų yra vienas vadas, kuriam irgi už tą darbą tikriausiai jie atsilygina, kad jis prižiūri, o paskui kiekvieną savaitę paskiriame po 2 savanorius, kurie ūkininko atvežtas gėrybės išdalina į krepšelius. Ūkininkas atvažiavęs kiekvieną savaitę kartą ar 2 kartus bendrauja, kalba kokią situaciją, kaip vyksta, gauna pilnateisę situaciją, yra ryšys. Taip pat minimum 2 kartus į metus valgytojai važiuoja pas patį ūkininką. Padaro talką, padaro šventę, pagelbėja darbus, bendrauja, dirba ir jie tampa kaip giminės. Ir kada patampa giminėmis, jie sako, o mes dabar, žinote, norėtume šparagų. Aha,
kas tie šparagai, kodėl tai reikia? Pirma daržovė, kuri turi proteinų, kuri gera. Mes įmame jum ir auginti. Pasitikėjimas. Štai svarbiausias žodis, norint tapti tokios šeimos nariu. Kai žmogus žino, kur ir kaip augintos vištos, kodėl taip ilgai avietės dera, iš kokių miltų ir su kokiomis maldomis duona kepama, atsiranda ramybė. Žiūrėk, ir energijos daugiau, ir sveikatos. Tikime, kad šias idėjas pavyks įgyvendinti ir atstumai tarp augintojų ir valgytojų išties sumažės. Belieka vieniems kitus palaikyti.